realiai aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kiek mama su tėčiu turi uždirbti tada, kada vaikas jau įeina į pilnametystę, kad jam suteikti daug galimybių. Aš kalbu apie tokias galimybės, ne rūbus, ne kažkokias restoranus, ne kelionės, net ir kelionės, jeigu tu norėtum su savo vaiku, kuriam yra 20 metų keliauti, o jums patiems jau virš 40 gerokai yra, arti 50, ir jeigu tu norėtum pakeliauti su savo vaiku, tai iš tikrųjų pinigų sumos gaunasi nemažas, bet kalbėkime apie mažus dalykus, apie mokslus, apie būstą, apie automobilį ir apie pinigus, kurių reikia pragyvenimui, jeigu vaikas, pavyzdžiui, nedirba. Nedirba ir jūs matot, kad jisai yra labai gabus, jisai studijuoja savo kryptį, jam sekasi puikiai kaip pavyzdys, bet kad išgyventi ir skirti visą dėmesį į mokslus, kokią pinigų sumą realiai reikia išleisti kiekvieną mėnesį berniukui arba mergaitei jaustis, sakykime, pilnavertiškai. Tai yra kosmosas. Dėl to aš pasirinkau atsidėti savo Oskarui nemeluosiu, žinokit, ne nuo 1 mėnesio, gal nuo 4 ar 5 mėnesio mes pasirašėme sutartį, nes tvarkėmės dokumentus, po to iš karto atrodė, ko čia skubėti ir taip toliau. Ir dabar Oskaro sutarčiai sukaks beveik 5 metai, jau greitai 5 metai sukaks. Ir tikrai mes sukaupėm didelę pinigų sumą. Netgi dabar atsitikus bėdai mes išsiimtumėm virš 5000 eurų jau dabar. Net daugiau, man atrodo, sukaupta suma yra dabar. Tai ar blogai? Aš skaitau, net prieš 5 metus 5000 eurų pinigai tai buvo pinigai šiai minutei, dabar reikia pinigų, 5000 išėmam iš jo sutarties sukauptą sumą, tai yra labai gerai. Aš skaitau, kad tai yra labai gerai ir ta suma tik didėja, tu supranti, kad po metų, po 2, po 3, praeis po to 10 metų sutarčiai, mes dar didesnę pinigų sumą turėsim, jau nekalbu net, kai jam bus 18, kokią pinigų sumą mes būsim priinvestavę per Compensa Life bendrovę. Mano mielos mamos, neužsisėdėkit, neužsikabinkit už kažkokių tai sakinių, kuriuos jums pasako draugės, mamos, tetos, kur iš vis net nesupranta nieko apie investavimą. Ten painvestavo, gal net praleido įmokas pusę per metus 2 ir sako, kad oi, kaip mažai sukaupiau. Tai žinokit, aš esu pavyzdys, aš turiu savo vaikui sutartį virš 5, jau greitai 5 metai bus ir mes turime tikrai solidžią pinigų sumą jau dabar, tai aš sakau, aš nešneku, kas bus dar toliau. Tai ir mano tikslas yra su mantu kas metus įdėti po kažkokią tai dalį pinigų jo sutartį, kaip ir dabar jau bus gimtadienis. Aš esu parašiusi apačioje prie pakvietimo, kad būtų malonu gauti tiesiog vaiko ateičiai pinigus ir mes pusę jų dedame į sutartį, tai yra jo ateičiai, o pusę tų pinigų mes tiesiog išleidžiam jo norimam daiktui, kurio tikrai reikės. Tai, pavyzdžiui, mes norime pakeisti gal lauke kažkokį tai žaislus vasarinius, bet mes žiūrėsime, ko iš tikrųjų trūksta ir nupirksim.